Jau 17 kartą iš eilės pirmąjį rugsėjo savaitgalį Vilniaus miesto gatvėse ir gatvelėse šurmuliavo sostinės dienų renginiai. Daugiau nei 100 koncertų, parodų, pasirodymų, linksmam gatvės šurmulių ir staigmenoms neatsispyrė nei sostinės gyventojai, nei miesto svečiai. Be to šiemet sostinės dienų programa sutapo su Europos vyrų krepšinio čempionatu. Tad oranžiniai kamuoliai, krepšinio lankai ir mūsų krepšininkų pergalės tapo šios šventės akcentu. Vat štai kas naujo. Jūs matote, kad net kepėjai iškepa kamuolius. Tai ką jau bešnekėti. Vadinasi, šiemet sostinės dienos eina iš tikrųjų su tokiu krepšinio ženklu. Pažiūrėkite, kiek žmonių, kokios garbios ponios, kokie ponaičiai. Ir dabar visi laukia ateinant mero. Šį kartą sostinės dienose svečiavosi ir Šilutė, šiemet tapusi kultūros sostinė ir atvykusi į Vilnių pristatyti savo kultūrinio gyvenimo. Taigi Šilutės meras talkininkavo Vilniaus merui atidarant sostinės dienų renginius. Dviejų miestų vadovai taip pat užsikrėtę krepšinio virusu bandė savo taiklumą mėtydami baudas į krepšį. Vėjų išpustyti! Abudu merai po vieną kartą, ačiū! Artūras Zuokas džiaugiasi šią gražią tradiciją ir teigia kiekvieną rudenį laukiantį sostinės dienų šventės. Na, aš manau, kad kokios geros Vilniaus sostinės dienos galės įsitikinti ne tik vilniečiai, kurie žino, bet ir miesto svečiai. O džiugu, kad į Vilnių jų atvyko daugiausiai. Ir manau, kad šventės gerai sutampa su Lietuvos rinktinės pergalėmis. Taigi manau, kad yra galimybė švęsti ir pergalės, ir pasilinksminti, prisiminti sostinės dienas Vilniuje. Na, aš tikrai pasivaikščiau po Gedimino prospektą, aplankau tautodalininkus, aplankau skirtingas kavines, virtuves ir knygų mugę. Sakyčiau, šitie renginiai man labiausiai patinka. Išties daugybė renginių, kurie buvo suskirstyti į 4 zonas, visas 3 dienas džiugino sostinės gyventojų ir svečių akis. Čia buvo galima pasiklausyti koncertų, pasižiūrėti įvairiausių amatų meistrų darbų, paragauti įvairiausių gardumynų. Gerbėmieji Šilutės nugairinti, nudegę žmonės savo žuvienę pristato savo kultūrą, todėl kad tie žmonės iš tikrųjų yra išdidus, tai yra išdidus šišaniškiai. Taigi, kas norite žuvies ir žuvienės prie Lukiškio, kas norite knygas skaityti, ateinate dar arčiau. Ir visos knygos, nes tai yra knygų alėja. Norite paragauti, ateinate į Gardų į Vilnių, norite koncertų, ateinate štai čia. Sostinės dienų lankytojai nestokojo geros nuotaikos, o labiausiai laukė muzikinės šventės programos. Labai nuostabu ir labai džiaugiamės, kad galim dalyvauti tokiose šventėse. Čia nepaprastai, o dar tas krepšinis. Nu tai iš viso. Šiaip labiau patinka muzikiniai, kai gyva muzika groja, labiau tokie patinka, nes nuotaika iš karto geresnė supa. O kiti renginiai? Kiti irgi, na, galbūt mažiau jau apsilankau, bet irgi kas nors būna neblogai. Kas nors nauja, tai visą laiką yra malonu išvysti. Sakykit, kokiam nuotaika pasitinka sostinės dienos? Puikiom. Oras gražus, nuotaika puikiai, labai gražus darbeliai visokiausi. Kokių renginių labiausiai laukėt šiais metais? Kokių renginių, nežinau, nu tai koncertų kokių. Ar parodų kokių, ar vaidinimų? Koncertų kokių, tai muzikinių daugiau. Taigi net 3 dienas dūzgęs Gedimino prospektas, pilnas susidomėjusių suaugusiųjų ir žinoma besišypsančių vaikų, iš tiesų patvirtino, jog šios šventės tradicijos tikrai gyvuos dar ne vienus metus.